28 uždavinys. Verslo įmonės pelnas arba nuostolis, jeigu gausim neigiamą pelną, reiškia nuostolis, gaminant X gaminių, čia labai svarbu, X tai reiškia gaminių pagamintų skaičius, skaičiuojamas pagal formulę ir štai tokia formulė. Klausia, kokį pelną įmonė gaus pagaminus 21 gaminį. Prisiminkime, X yra gaminių skaičius, P yra pelnas. Taigi mums tiesiog reikia į šią formulę vietoj X įstatyti 21 ir suskaičiuoti minus 0,25 kart 21 kvadratu plus 17,5 kart 21 minus 234. Apskaičiuojame tiesiog skaičiuotuvu ir gaunam 23,25. Taigi 23,25 tūkstančius eurų gaus įmonė pelną. Antrasis klausimas, kiek gaminių reikia pagaminti, kiek gaminių, o gaminių skaičius pas mus X, reiškia, mums reikia rasti X, kiek gaminių reikia pagaminti, X reikia rasti, kad įmonė gautų didžiausią pelną. Štai pelnas turi būti didžiausias. Pažiūrime į šitą formulę. Formulė šita. Čia yra kvadratinis trinaris, tai yra kvadratinė funkcija. Prie x kvadrato yra neigiamas koeficientas, reiškia, čia yra parabolė, jeigu mes grafiškai nubrėžtumėm ir jos šakos eitų žemyn. Kurgi mūsų tas didžiausias pelnas? Vat šitam taške, tai yra viršūnės apsisė, tai yra būtent tas X, kurį mums reikia rasti. Tai yra vat šitiek gaminių pagaminus, įmonė gaus didžiausią pelną. Taigi, mums reikia rasti šitos parabolės viršūnės apsisę. Prisiminkime formulę. X viršūnės yra minus B padalinta iš 2A. Įsirašome skaičiukus. Mūsų koeficientas B yra 17,5, tai minus 17,5. Padalinta iš 2 kart, o koeficientas A yra minus 0,25. Suskaičiuojame, čia minus 17,5 dalinta iš minus 0,5 ir kągi mes čia gauname? Gauname 35. Reiškia, mūsų įmonė pagaminus 35 gaminius gaus patį didžiausią pelną. Uždavinys išspręstas.